yra dvi sąmonės. Viena sąmonė yra transcendentinė, dvasinė, kita sąmonė yra materiali. Materiali sąmonė tai kai gyva būtybė siela, jinai panardina savo mintis, savo troškimus, savo tikslais pastato materialius pasiekimus. Ką reiškia materialius? Kartais žmonės jie nesupranta to. Ir ką reiškia dvasinius? Materialius tai siekia juslinio pasitenkinimo, juslinių malonumų sąsai su šito kūnu. Šitas kūnas materialus yra. Jisai susideda iš elementų: žemė, vanduo, oras, ugnis ir eteris. Tai šitas mūsų kūnas. Taip pat šitas kūnas turi subtilųjį kūną, tai yra ego, intelektas, protas, juslės. Ir yra juslių objektai, iš tikrųjų, juslių objektai, kurie taip pat labai didelę rolę žaidžia. Juslių objektai gali būti gražus vaikinas, graži mergina, gali būti maistas, gali būti kiti objektai gražus, arba garsas, arba vaizdas. Tai yra objektai, kurie patraukia ypatingai sielą. Ir būtent šitie visi jusliniai objektai, jie ištraukia mus iš vidaus ir, reiškia, panardina į šitą išorę, į šitą materiją. Tai yra materialus gyvenimas, tai yra, kad materiali sąmonė, kai gyva būtybė, jinai pilnai pasinėrus į apmąstymus apie materialius objektus, jinai trokšta materialių objektų. Tarkim, žmogus jis pamato kažką gražaus, naują automobilį, gražią suknelę, arba pamato gražius namus ir jis jų užsinori, tai yra materialus dalykai. Ir žmogus jų nori, tada pradeda siekti, dėl to gyventi, dėl to eiti į darbą, dirbti ir jisai galvoja, aš uždirbsiu pinigų ir aš turėsiu šitą automobilį, turėsiu šitą suknelę, turėsiu šitos namus arba kitus dalykus. Jis pamato šitą materialiame pasaulyje, kitą pasaulio kampelį, jis galvoja, aš dabar daug dirbsiu, uždirbsiu ir aš keliausiu, ir aš važiuosiu, ir aš matysiu ir mėgausiu šitą materiją, išorę. Vėlgi tai yra juslių objektai ir tai yra materija, tai yra materialu ir tai yra materiali sąmonė. Tada žmogus jisai galvoja, svajoja apie materialius dalykus, svajoja apie materialią meilę, apie materialią laimę ir įvairiausiais būdais jisai galvoja. Tokiu būdu yra kažkokie tai santykiai. Tie santykiai, jeigu gerai klostosi, žmogus jisai galvoja apie juos, paskęsta, jo juslės tenkinasi, šitos išorinės, kūniškos, materialios juslės jos tenkinasi ir jisai, bet kuriuo atveju, viskas yra susiję su šito fiziniu kūnu ir su šito fizinio kūno esamais jausmais, juslėmis. Tos emocijos išgyvenamos širdyje, jos gali būti dvasios, gali būti materialios, bet jeigu žmogus jisai jo laimė vidinė, širdies emocijos, jausmai, jie ateina iš materialių objektų, tai yra materialūs jausmai, materialūs pojūčiai. Jeigu ateitų iš dvasinių, tai būtų dvasiniai. Taigi, netgi širdyje giliai išgyvenami jausmai, juntamos emocijos, tai yra materialios. Yra materiali širdis, yra dvasinė širdis. Dvasinė tai yra sielos, labai gili, tai yra labai gilu. Bet įprastai, jeigu žmogus jisai sąveikaudamas per šitą fizinį kūną su išoriniu pasauliu, su materija, jisai jaučia pasitenkinimą tam tikrą savo širdyje, tai yra materialu, tai yra materiali širdis. Tai yra materija. Dvasiškai tai yra šiek tiek sunkiau suprantama, bet kažkiek tai galima bent jau teoriškai suprasti, bet tai yra, reikia praktiškai išgyventi, kad žmogus tai suprastų labai giliai. Kitu atveju jisai turi tik tais materialią patirtį ir kartais netgi dvasinius dalykus žmogus bando įvertinti per materialią patirtį. Jeigu jisai kažkokią tai girdi dvasinius dalykus, pasakojimus apie dvasinio pasaulio lylas, istorijas, jis kartais įsivaizduoja, aš tai patyriau materialiam pasaulyje, tai yra ten tas pats. Bet iš tikrųjų dvasiniame pasaulyje yra truputėlį kitaip. Tai yra kitas pasaulis, kuriame neegzistuoja šito ego tenkinti. To sampratos tokios aš, man ir mano. Ir ypatingai tokiame grubiame lygmenyje, kad žmogus jisai laiko save šito kūnu, šitom juslėmis ir jisai galvoja, tai aš.
bet tai jisai žiūri veidrodį iš ryto ir jis galvoja, tai esu aš, bet iš tikrųjų šitas kūnas tai nesu aš ir tai nesame mes, bet galime taip galvoti ir tai labai stipriai yra įsišaknyję mumise. Taigi tai yra materiali samprata ir dvasinė samprata yra truputėlį kitokia ir tai viskas yra atvirkščiai negu materiame pasaulyje, kaip čia galvoja žmogus, jisai siekia savo pasitenkinimo, bet dvasinė sąmonė tai yra siekti malonumo kitam, oponentui, bet ne savo. Tai yra viskas atvirkščiai. Dėl to dvasinėme pasaulyje gimsta meilė, tai egzistuoja meilė prie dvasinių lygių, dvasinėme pasaulyje ir kas tai yra tas dvasinis gyvenimas. Dvasinis gyvenimas tai nėra išorinis gyvenimas, tą mes supratom, tai yra vidinis, bet tą vidinį gyvenimą nėra taip lengva suprasti, yra dar sunkiau pajausti ir dar sunkiau yra išgyventi, bet tai yra įmanoma. Bet kad mes tai pajaustam, turėtumėm atsakyti šitų materialių siekių, materialių tikslų, šitos materijos, nes šita materija, materialūs objektai ir šitos juslės, šita visa samprata išorinė, mus jinai ir laiko čia išorėje. Ir jeigu mes norim patirti kažką dvasiško, išgyventi giliai, tai turėtumėm bent reguliuojamai atsisakyti tam tikrų išorinių troškimų, norų, siekių. Sustabdyti turim energijos tiekmę į išorę ir nukreipti ją į vidų. Sustabdyti tai reikštų, kad jeigu mes nepaliaujamai trokštame įvairiausių materialūs yra norai, materialūs troškimai, jų turėtumėm bandyti juos suvokti ir atsisakyti kažkiek tai jų, atsisakyti apriboti, ar ne? Nes mūsų protas, mūsų troškimai į išorę yra nevaldomi, juos truputėlį apriboti. Reiškia, tuo pat metu, jeigu yra dirgikliai tam tikri, mes einam kažkur, tai aš galiu, aišku, mes galim būti ramiai prie jūros sėdėti, ar ne? Ir tai yra viena. Tai juslės gali būti ramios, gali būti pakankamai mus raminti, bet jeigu mes nueisim kažkur tai į miesto centrą, kur yra klubai, kur yra barai, kur labai daug žmonių, kur vitrinose pilna įvairiausių gėrybių, mašinos važinėja prabangios ir tai mus tokioje situacijoje patrauks, mūsų juslės, mes susinorėsim, tai yra dirgiklis, tai dirgins mus ir mes galvosim, juslės jos išoriškai galvos, o aš noriu, reiškia šitoje vitrinoje, ten kažkas gražaus guli, aš to noriu, o automobilis toks gražus važiuoja, aš irgi noriu, čia yra baras, gal man nueiti, o čia tiek daug žmonių gražių, galbūt man su jais bendrauti ir tada gaunasi, kad ištraukia mus tai išorė, dėl to galima apriboti tokiu būdu, apribojant savo buvimą įvairiosiose vietose ir būtent ten, kur yra ramu, kur yra gera, kur mus nedirgina išoriškai, tai yra vienas iš tokių lengvų būdų nuraminti save išoriškai, atitraukti. Dabar yra vidinis gyvenimas. Vidinis gyvenimas, aš gal papasakosiu tokie, yra vienuoliai, vienuoliai šventieji, kurie mus mokino šitų dvasinių žinių. Vienas iš jų, Prabodhanandanas Sarasvatis, jisai meditavo, jisai buvo vienuolis ir jisai meditavo į dvasinį pasaulį. Jisai sėdėjo vienoje vietoje ir jisai meditavo. Ir išoriškai atrodė, kad tai yra medis, tai yra žmogus, jisai sėdi tenais po to medžiu ir medituoja. Visą laiką kartuoja mantras ir nesidomi išorinę materiją. Jo pagrindinis dalykas tai yra malda vidinė, jis kartuodavo mantras ir gyveno tiesiog labai paprastai po medžiu. Jisai miegojo gal pusę valandos, labai mažai ir visą laiką buvo pasinėręs į meditacijas. Taip pat jisai rašė knygas ir pamokslavo šiek tiek. Tai buvo jo toks labai išoriškai paprastas gyvenimas, bet viduje tai nebuvo taip labai paprasta. Išorėje atrodė, kad jisai tiesiog sėdi ir taip yra nuobodu, bet tai tik tai išorė. Jisai atliko vidinę transcendentinę meditaciją ir savo gilios meditacijos dėka, savo dvasinio kūno dėka, jisai dalyvavo transcendentinėse dvasiniuose žaidimuose ir lilose ir jisai savo meditacijose mandžari kūne, sida deha, savo dvasinių kūnų, kurį gavo iš savo dvasinio mokytojo, jisai net ir sėdėdamas po medžiu, kartodamas šitą mantrą, jis nusikeldavo į šitą dvasinį pasaulį ir jame regėdavo. Jis jame dalyvavo, realiai išgyveno jausmus, emocijas šito dvasinių kūnų ir jisai sugrįžęs, jisai pasakodavo apie šitas visas, jisai aprašė lilas savo vidinės maldas, iš širdies gilmių jisai aprašė, yra labai ypatingi raštai jo palikti
Ir jo tokios vidinės maldos iš tikrųjų, kai jisai sugrįždavo iš tų lilų, kai jos užsidarydavo jam kažkokiu tai momentu, jisai kartais net prarasdavo sąmonę, nualpdavo ir jisai vėl sugrįždavo, jisai aprašydavo ir jisai vėl pasinerdavo į vidinį gyvenimą. Tai ir yra vidinis dvasinis gyvenimas, kai jisai atsako išorės ir jisai patiria, kas yra viduje. Vienos meditacijos metu jisai išgirdo fleitos garsus prie Jamūnos, fleita grojo ir Krišna jisai prie Jamūnos jisai groja fleitą ir šitą fleitą jinai pasiekė gopių, ją mylinčių draugių širdis ir jų protai pamišo, jų širdis kupina meilės, jinai veržėsi pas jį ir tokiu būdu jisai stebėjo šitas lylas ir Lalita, Radharanės draugė, jinai ėjo pas Krišną ir galvojo, aš turiu atvesti Krišną Radharanį. Radharanė myli labai Krišną, jinai sielvartauja ir jinai net negali eiti, pajudėti iš vietos, iš savo tokio, iš stiprios meilės jam. Ir Lalita jinai nusprendė, kad aš atvesiu Krišną pas Radharanę ir taip nuraminsiu jos širdį. Ir kai jinai priėjo, jinai pamatė, viena sakė, viena Čandravali. Čandravali tai yra Radharanės konkurentė. Jinai taip pat myli labai Krišną ir jinai kartais pasigrobė jį ir tokiu būdu Radharanis sukelia dar didesnį išsiskyrimo jausmą. Tai yra labai ypatinga lila ir jisai stebėjo ir Prabodhanana Sarasvati savo Siddhadeha dvasiniu kūnu jisai stebėjo šitą lilą ir Lalita jinai priėjo prie Krišnos ir pamatė, kad viena sakė, jinai būtent iš Čandravali grupės, jinai paėmė Krišną už rankos ir ją veda pas Čandravali ir tada momente Lalita jinai priėjo prie jos ir sako, ką tu čia darai? Sako, tau visai kažkas nutiko, neaišku kas. Ir jinai sako, jeigu Krišna, kitas piemenukas, jisai kaip tik šiuo metu jisai groja fleitą ir surinkinėja karves, jisai nori ginti karves namo ir tu, ką tu čia veiki, kodėl tu esi karvė galbūt? Ir ta būtent sakė, jinai truputėlį jai sutriko protas ir jinai susigėdo ir jinai nubėgo. Jinai nubėgo ir tokiu būdu tuomet Krišna įsiliko, reiškia vienas ir Lalita, jinai sako, Radharanė tavęs laukia, aš tave nuvesiu pas Radharanį. Ir tokiu būdu jisai išgyvendavo tokias lilas įvairiausias ir jisai gyveno šitose emocijose, šitose jausmuose, dvasiniuose viduje. Tai šita lila, aišku, labai ilgai tęsiasi ir visas tai vyko susitikimas Radharanė Krišnos, įsiskyrimas tuo pat metu, kažkokiu tai momentu, jie leido laiką labai ypatingai, gėrė medaus gėrimus, vaikščio po mišką, skynė gėlės, girliandas vienas kitam pynė iš gėlių, dėjo. Krišna puošė jos plaukus Radharanį, jie maudėsi Jamūnoje, mėnesienoje. Ir tai labai ypatingos lilos vyksta ir labai gražu, povai aplinkui, paukščiai ir čiulba ir mėnulis apšviečia taip, kad tai yra naktis, bet viskas šviesu ir mėnulio šviesoje, viskas dar ir gražėja, visas Vrindavanas, tai yra Vrindavanas, tai dvasinio pasaulio Čintamani, tai žemė ir visa gamta yra nuostabiai graži, reiškia, yra 4 metų laiku, jie pasireiškia pagal jų nuotaikas, tai įprastai, kai jie šoka raso šokį arba praleidžia vakarą visą naktį kartu, tai būna vasariškas arba pavasariškas oras, tokia nuotaika, visa Vrindavano, gėlė žydi, kvepia viskas nuostabiai, ežerai, kriokliai, upės aplinkui. Ir jie taip leidžia laiką ir visas gyvenimas jisai sukasi, visa esmė tai yra meilė. Jie mėgaujasi meilę, visi Vrindavano gyventojai, Vradžabasiai, Krišnos visi draugai, Radharanė draugės ir viso Vrindavano gyventojų nuotaikos yra paskendusios meilėje ir tokia palaimoje didžiulėje. Ir kiekvienas patiria tikrą meilę iš tikrųjų, tikras dvasinės emocijas, dvasinės jausmai, tai yra kupini meilės, tai yra vadinama bhavos, mahabhavos ir ten rasos santykiai. Ir tai yra daug terminų, kur aš nevardinsiu, kad nesutrikdytų mūsų protus, bet tai yra
ypatingi jausmai, ypatingos emocijos, kurios yra patiriamos dvasiniu lygmeniu. Ir tokiu būdu Babadžis, kaip ir sakiau, šventasis ar atsidavęs vienuolis, jis kartais sėdi po medžiu ir kažkas tai gali galvoti, kad jisai taip liūdnai leidžia laiką ir čia galbūt, kiek daug dalykų, gerybių yra materialiame pasaulyje, bet iš tikrųjų tai yra ne. Tai nėra dvasinis gyvenimas kažkoks liūdnas, tai yra vidinis, labai ypatingas gyvenimas ir būtent jo sąmonė, jinai nebesusijusi su materija, su šitą išorę, kaip aš ir pasakau iš pradžių, jo sąmonė yra pasinėrusi į dvasinį pasaulį. Būtent jisai kartoja mantrą, pradžiai, kai kartoja mantrą, tai jeigu mes esam dar nepažengę, jeigu mes esam pradžioje, tai mūsų sąmonė yra materiali ir mes pasinėrė į materialius troškimus, materialius norus, siekia materialių dalykų, mintis mūsų viduje sukasi aplink materiją, vienu ar kitu būdu. Ir tokiu būdu dvasinis gyvenimas tai yra sustabdyti šitos materialius norus, materialius troškimus ir būtent vidinę tą sąmonę, savo mintis nukreipti į dvasinį pasaulį, į Dievą. Dėl to, kai mes kartojame mantrą, bent jau pradžiai, tai pats lengviausias prieinamumas mums į transcendenciją, į dvasinę sąmonę, tai yra mantros kartojimas. Jeigu mes kartojam šitą mantrą, Hare Krishna, Mahamantra, Hare Krishna, tai yra Dievo vardai, tai yra iš dvasinio pasaulio. Šitą mantrą yra kaip tunelis į dvasinį pasaulį ir mes ją kartojam. Tokiu būdu mūsų sąmonė jau transcendentuoja, užsipildo šitą transcendentinę vibraciją, valomės nuo norų, nuo troškimų ir kai žmogus jisai įsivalo, pakankamai jo širdis tampa tyra, tada joje atsiveria regėjimas. Tai tas regėjimas vidinis, tai yra dvasinio pasaulio regėjimas, atsiveria mūsų širdyje, bet jis atsiveria tik tai tuo atveju, tokiu būdu, kai širdis išsivalo ir ypatingai mūsų sąmonė maksimaliai nebesąveikauja su šita išorė, su šita materija. Mūsų sąmonė atitrūksta nuo šitos išorės, tada jinai geba susikoncentruoti į sielą, į mūsų širdyje, į sielą ir tuomet koncentracija visa tampa į dvasinį pasaulį, į būtent į dvasinę lylą, į Radharanį, į Krishną, į Vrindavaną, į Vrajadhamą. Ir tokiu būdu kartojant mantrą, į širdis įsivalo, pradeda atsiverti būtent, tai yra lyla, atsiveria lyla, dvasinio pasaulio, tam tikri įvykiai, tam tikros emocijos, jausmai, jie pradeda pasireikšti širdyje, pradžiai tam tikros emocijos nesuprantamos, bet po to jas ryškėja, kai bhaktas jisai tęsia šitą giliai meditaciją, jam ryškėja gilėja dvasinis gyvenimas. Tai dvasinis gyvenimas jis nėra kažkoks tai liūdnas, ar kaip kartais kažkas įsivaizduoja, matydamas, kaip ir sakiau, šitą vienuolį arba šitą šventąjį, jisai tiek mažai miega, jisai nieko nevalgo, jisai valgo labai mažai ir jisai sėdi ir jisai medituoja ir galima atrodyti kaip nuobodu. Bet tai nėra taip, jisai viduje išgyvena žaidimus, emocijas, jisai mato lylas ir jisai pats jose dalyvauja jau. Būtent tai yra, aišku, tai yra labai aukštas lygis, kada jisai gali jau savo dvasinių kūnų dalyvauti šituose lylose, dalyvauti ir jisai dalyvauja, jisai sugrįžta išorę, jisai vėl dalyvauja. Taigi, bet tai yra pasiekiama ir tai yra procesas, būtent šitas bhakti procesas, jisai atveda prie šito vidinio dvasinio gyvenimo ir prie dvasinio kūno, kurį mums dovanoja dvasinis mokytojas tam tikrame etape. Dėl to, kas siekia šito kelio, jūs nenusiminkit, kai kuriais atvejais, galbūt protas jisai diktuoja išoriškai, jisai sako, galbūt be patirties, be patyrimo, kad tai galbūt ne mano, tai galbūt neįdomu, tai galbūt man reikia kažkokios imtis materialios veiklos išorinės, bet iš tikrųjų nereikia pasiduoti šitai patirčiai materialiai išoriškai ir žmogus jisai, jeigu jisai suprendo dvasiniam gyvenimui, jisai jaučia, kad jisai jau nori patirti kažką giliau, jis turėtų imtis šitos praktikos ir praktikuoti ją. Ir viso to pradžia tai yra mantros kartojimas ir po to viskas gilėja. Aš kiek galiu, tiek jums papasakoju, bet žinoma, kas eina toliau, kas eina giliau šito procesu, yra man asmeniškai parašo, asmeniškai užduoda klausimus. Tie, kurie giliau praktikuoja ir aš jiems atsakau. Ir man labai patinka, kai žmonės jie rodo entuziazmą, jie rašo man asmeniškai, kai kuriuo atveju jie kartais į grupę, yra grupė Bhakti Meilės kelias Facebooko, yra reiškia Messengerio, taip pat yra grupė, tai yra Bhakti Yogas Tamal Varantai, yra kelių tam tikrus įrašus video ir kai kas komentuoja, paklausia, užduoda klausimus, tai rodo tokį entuziazmą, susidomėjimą, tai aš mielu noru atsakau, asmeniškai man būna atrašo, tai tokiu būdu, galbūt jeigu kažko nesuprantat, jūs manęs paklauskit. Kiekvieno mūsų siela trokšta meilės, trokšta
vidinės palaimos, trokšta gilių išgyvenimų, jausmų. Įprastai šitos išgyvenimus ir jausmus gyvos būtybės išoriškai jie bando patirti, išgyventi ir visą laiką patiria nesėkmę, jeigu mes žiūrėsim. Tai yra didžiulė nesėkmė, išoriškai vis bando ir bando, bet tai nėra amžina. Kas yra materialu, tas yra labai laikina. Dėl to visą laiką ateina nusivylimas, visą laiką ateina pralaimėjimas. Ir galiausiai didžiausias pralaimėjimas tai yra šito kūno mirtis. Ir vėl tenka gimti iš naujo. Tai mes kaip sielos nemirštam, dėl to dvasinis gyvenimas yra sielos gyvenimas. Tai visus raginčiau prisijungti prie šito nuostabaus dvasinio kelio, prie šito nuostabaus proceso, tai yra bhakti joga. Ir kartu mes vienas kitą palaikydami galim įkvėpti ir galim keliauti savo vidų būtent į transcendentinį pasaulį, į Radharani Krišnos lilas, pasinertis šitą dvasinį gyvenimą, kuris yra saldus kaip medus, nors galbūt iš pradžių mes to nepatiriam, bet palaipsniui, praktikuojant labai giliai ir nuoširdžiai, mes patirsim ir išgyvensim dvasinės vidinės emocijas, kurios iš tikrųjų nuramins mūsų širdį, mūsų sielas ir mes tapsim laimingi.